Mūsų maistą gamina ypatingos mašinos. Jos paima saulės šviesą, sugeria vandenį, įsisavina maisto medžiagas ir jas paverčia į maistą. Tos ypatingos mašinos – augalai. Visa augalo informacija yra užkoduota jo genuose. Ir žmonės nuo pat žemdirbystės pradžios intuityviai manipuliavo tais genais, norėdami surasti geresnės veisles. Ir visgi. Klimato kaita reikalauja greitesnių sprendimų. Sprendimas – tai CRISPR-Cas genų žirklių technologija. Sužinosime, kaip ji leidžia tiesiogiai redaguoti augalų genus, kodėl tai svarbu ir kodėl ši technologija vis dar nėra plačiai naudojama. Bet pradėkime nuo pradžių, o tam mums reikia keliauti į LAMMC. Daugelis pasiklysta tarp tų raidžių, tai yra Lietuvos agrarinių miškų mokslų centras, mokslo įstaiga atliekanti žemės ir miškų ūkio mokslinius tyrimus. Tai čia apie augalus nuo didžiausių iki mažiausių. Nuo mažiausių iki didžiausių. Puiku, nuo ko pradėsim? Gal važiuojam į lauką, pasižiūrėsim, kaip atrodo tie svarstymai. Čia važiuojam ir kairiai, dešiniai visur sakė tyrimai. Taip, tai čia taip atrodo laukas, kuris visi vienodi augalai jame. Kairiai pusėje jau pamatom šiek tiek kitokį vaizdą. Jeigu važiuojam šitam lauke, kiekvienas šitas mažas laukelis, kiekviena eilutė yra šiek tiek skirtingas. Skiriasi aukščiai, spalvos. Tai va čia ir yra, kad pasiekti šitą reikia turėti tūkstančius skirtingų, kad iš jų atrinkti tuos, kurie bent šiek tiek bus geresni už dabar rinkoje esančias veisles. Derlių lemia tūkstančiai savybių. Vieni metai gali būti drėgni, kiti sausi, bet mums reikia genotipo, kuris ir tais metais turės geriausią derlių. Labai sudėtinga užduotis, bet jau šimtmečių žmonės visi ieško tų geresnių kombinacijų, kadangi kombinacijų galima gauti be galo daug. Ir iš tiesų, būtent šios galybės kombinacijų mums davė tokią didelę daržovių įvairovę. Visi šie skirtingi kopūstai yra kilę iš vieno protėvio – laukinio bastučio. Kiekvienas jų tai selekcijos rezultatas, atrinktas skirtingoms bastučio savybėms. Pavyzdžiui, sultingiams lapams – kur čia? Sultingiams lapams – gūžinis kopūstas, lapinis kopūstas. Žiedynams – žiedinis kopūstas ir brokolis, o kaliaropė arba ropinis kopūstas atrinkta maistingam stiebui. Jo galima valgyti. Tai jeigu aš šiais metais užsėjau visus šitos skirtingus variantus, radau ten didžiausią derlių duodantį, bet aukštą, o čia mažiausią ir juos sujungiu. Ne taip paprasta. Aš taip ir galvojau. Jeigu sukryžminam du skirtingus, labai skirtingus augalus, pavyzdžiui, aukštą ir žemą, tai kelias kartas vyksta vadinamas požemių skilimas. Tai yra gauname visą spektrą aukščio variacijų. Gauni palikuonis, atrenki geriausius, vėl pasėja, vėl ir taip išsigrynina to požemio, pagal kurį atrinkinėja kiekvienais metais. Tai reiškia, procesas užtrunka vien šitoj daly mažiausiai 7-8 metus. Ir dar papildomai kiti dalykai, kol perina veislių tyrimus. Taip veislės sukūrimas užtrunka mažiausiai 10 metų, įprastai 12-13. Laukų derlius jau nuimtas, tad ir mes keliaukime prie obuolių, kriaušių, trešnių ir kitų sodo augalų rūšių. Pasirodo, jų kryžminimas ir selekcija skiriasi nuo kviečių ar kitų augalų. Ir akmens amžiuje tikriausiai tokio obuolio niekas net nebuvo regėjęs. Čia gali įsivaizduoti, kad maždaug taip atrodė akmens amžiaus obuoliai. Ir tada žmonės sakė, aš noriu didesnio, skanesnio. Kaip aš sakau, skaniau, gražiau, atspariau ir efektyviau žinoma. Bet tai užima labai daug laiko. Tai užima be galo daug laiko. Esame sodininkystės, daržininkystės institute. Tai ką mes darom? Tai darom klonus. Ir veislės arba genotipus galime išsaugoti vien tik tai klonuodami augalus. Tai yra panašiai sulyginti su žmonėm, kaip aš jums nukirščiau ranką ir ją bandinčiau pasodinti. Nenoriu prigąsdinti, dėl to galbūt užeinam pas mus į laboratoriją, parodysiu, kaip tai vyksta gyvai gerai. Čia yra mūsų mini sodas. A galiu paimti jį į ranką? Nepažadinsiu jų? Prašom. Bet čia kažkoks tai gelis yra? Šaltiena? Šaltiena. Kam dabar šitą sistemą naudojama? Tai vienas dalykas yra ilgalaikis saugojimas, tai yra mes atsakingi už genofondo išsaugojimą. Antras dalykas yra, kada jūs galite tyrinėtis savo augaliukus, neišeinant iš laboratorijos. Tai tiek, kad pačianai galite vienu faktoriu veikti savo augalą. Juos veikti skirtingais
viskas gerai. Vos nesudaužiau eksperimento, būtų mane atleidę greitai. Aš suskaičiavau jau 3 skirtingus būdus, kaip jūs saugot genofondą. Taip, turim lauko sistemą, turime in vitro sistemą, turime, galima įvardinti vieną iš pigiausių sistemų. Žiūrėkit. Čia yra RCB 500. Vienas geresnių modelių. Ką šaldo? Tai yra augaliukai patalpinami į tokias talpas, kur yra skystas azotas. Bet o koks tikslas, kam mums išsaugoti senuosius augalus? Tai potencialas yra, kada turim genofondą, kur obaliai galbūt ne visai skanus, bet patys vaismedžiai yra labai atsparus viskam arba kažkam. Potencialas turėti kaip donorus atsparių adaptyvių augalų kūrimą. Augalų selekcija evoliucionavo nuo paprasto kryžminimo iki sudėtingesnių metodų. Tačiau šie būdai, nors ir veiksmingi, buvo lėti, neprognozuojami ir dažnai sukeldavo nepageidaujamas mutacijas. Bet kaip galėtumėm efektyviau pasinaudoti šiuo genetiniu fondu? Čia į pagalbą ateina modernios technologijos. Tai tam, kad sužinoti apie technologijas daugiau, atvykau į vieną iš Lietuvos genų inžinerijos startuolių. Čia susitikome su jų mokslo direktoriumi, daktaru Giedriumi Gasiūnu. Ką daro Kezaim? Gerai turiu, beje, nes toks... Taip, Kezaim vystom ir tobulinam CRISPR-Cas technologiją. Gal prisėskim, nes mums reikia suprasti, kas yra CRISPR-Cas. Iš esmės tai yra technologija, kuri leidžia tiksliai įvesti norimą pokytį organizmo genome. Mes naudojam dažnai tą genų žirklių analogiją. Galime įsivaizduoti genomą mūsų kaip knygą. Iš esmės reikia 110 puslapį rasti žodį, kuris turi klaidą ir iškirpti. Ir mes parenkam sakinį, kuris yra vienintelis visoje ląstelėje. Būtent genų žirklės leidžia tiksliai užprogramuoti tada į tą vietą ir ten ištaisyti. Mano kolegė Laima galės papasakoti labiau ir parodyti, kaip vyksta programavimas. Ok, tai dabar ta video dalis, kur mes iš tikrųjų keliaujame į laboratoriją, išsiaiškinti, kaip žingsnis po žingsnio veikia šitą technologiją tam, kad galėtumėm ją demistifikuoti ir suprasti. Aš atsinešiau savo žirklės, nes čia yra genėjimo žirklės ir čia bus pokštas toks. Aš tai atsinešiau savo genėjimo žirklės. Puiku. Mes tos baltymus mėgintuvėliuose laikom, tai tos mūsų genų žirklės jos mėgintuvėlyje yra. Tai čia aš ir Ai, atsinešiau genų žirklės. Ne genėjimo žirklės. Pam. Šitą jeigu ką iškirpsim. Gerai, tai pataisymas tada. Čia yra super mega pagreitinta Laimos darbo diena, jeigu viskas truktų labai trumpai. Taip, tarkim, taip. Taigi šio proceso metu mes dirbame su baltymo informacija. Norime pakeisti baltymo savybės, mes pakeičiam tą informaciją apie baltymą. Pavyzdžiui, bandom modifikuoti baltymą taip, kad jisai išliktų aktyvus net ir žemesnėje temperatūroje. Taip, būtent. Yes. Antrame etape, sukonstravę tinkamą baltymą, mes jį užauginame bakterijose. Bet kaip užauginti bakteriją? Paimti pipetę, tą geltoną, kur parašyta 2200. Šitą. Kita. Čia yra nustatyta 500. Ne, čia 50. Taip sukti ir nustatyti, kad būtų 100. Aha, į kitą pusę sukti. Taip. 100. Čia aš pats nustačiau tai, kad... Teko laikyti, kaip suprantu, pipetę. Aha, matosi natūralus toksai visai. Gal čia daug sudėtingiau negu galvojau. Gerai. Aš dabar suprantu, gal čia kelis metus trunka. Dabar atleisti, išimti ir išspausti į tą lėkštelę. Gerai. Oh my god. Tai čia dar nesibaigė. Mano čia pirma diena tik tai darbe. Bet aš turiu aukštai. Verslo vadybos. Taip, Tiesiog taip pavėluoti? Taip, Nieko nematau, kad kažkas keistysi, bet žinokit, viskas keičiasi. kaip įvertintų mano darbą. Na, dar gerai. Gal netinkama. Čia mes dirbam su moksliniais dalykais, mes darom 100% dalykus. Čia labai atsargiai reikia. Į 37 laipsnius. O čia užrašytas mano vardas ar ne? Nu, ten mano vardas. Jau gal baigiam šiandien jau. Kas užaugo iš tos susietos lakštelės? Žiūrėkit, kiek užaugo. Čia būtų jau trečiadienį. Trečiadienį vakarėlis yra pakankamai bakterijom, nes ten jau taip va viskas vyksta.
Jom labai patinka Jom labai veiksme patinka. gyventi? Taip, jos būtinai Kaip čia ir turi man. visaip šokti, judėti. Kitas žingsnis būtų baltymo gryninimas. Ok, tai ką mes darom šitame etape? Šitame etape, užsiauginę bakterijas, mes iš jų išsigryniname baltymą, kurį jos pagamino. Naudodami choreografą. Chromatografą. Chromatografą. Dar kartelį pakarto, ką aš turiu sakyti. Tai Laima šiuo metu susisintetino gidą ir tikrina jo kokybę. Gidas tai yra ta trumpa RNR molekulė, kuri būtent tas genų žirkles ir nukreipia į tą DNR vietą, kur mes norime ją perkirpti. Tai jau tada 5 galbūt ir būtų tie tyrimai. Ir paskutinio etapo metu mes tikrinam, ar tasai mūsų baltymas kerpa iš tikro DNR. Gali po viso šito proceso ateiti iki pat galo ir sakyti, kad kažkaip per silpnai. Taip, tada prasideda viskas iš naujo. O, ne. Na va, perėmė visus 5 etapus. Ne visą laiką galbūt atliekam tuos tyrimus taip nuosekliai nuo 1 iki 5 punkto, gali būti, kad darom tik 3 punktą. Tai ačiū tau labai už skirtą laiką, mes judame toliau. Ir dienelė. Ok, finalinis raundas. CRISPR-Cas technologija atveria naujus horizontus augalų selekcijai. Bet kokią dar galėtų ji turėti įtaką mūsų ekonomikai, tvariai aplinkai ir Lietuvos žemės ūkiui? Mes, kaip Lietuvos agrarinių miškų mokslų centras, kur jau daugiau nei 100 metų vykdome tą klasikinę selekciją, tikrai galėtume praturtinti savo arsenalą ir žymiai greičiau kurti naujas veisles, ypač žvelgiant į tuos tiek rinkos, tiek besikeičiančio klimato poreikius. Tas, kas anksčiau buvo žinoma Afrikoje, Viduržemio jūros regione, slenka link mūsų. Patogenai, kurių anksčiau nebuvo matę, su kuriuom mūsų sąlygon adaptuoti augalai turi prie tų naujovių prisitaikyti. Tai nereikia nustebti, ne, kad sodas, kuris gyvavo ten dešimtmečius, staiga pradėjo... Staiga jo nėra. Finalas yra, kad augalai yra niokojami vis agresyvesnių patogenų. Taip. Mes labai daug maisto išvaistam. Pomidorai, kurie galėtų ilgiau stovėti, arba obuoliai, kurie transportuojant išlaikytų šviežumą, irgi padėtų, kad mes mažiau maisto išmestumėm ir tuo irgi taupytumėm gamtos resursus. Mano manimu, visi tie keliami žaliosios ekonomikos tikslai yra neįgyvendinami be kažkokių naujų metodų. CRISPR-Cas gali padėti kurti atsparesnius ir maistingesnius augalus greičiau nei bet kada. Bet dėl perdėto reguliavimo ir visuomenės nuogąstavimų ši technologija nėra naudojama. Ok, tai kaip manot jūs, ar turėtumėm leisti genų žirkles augalų selekcijai, jeigu šiandien šios technologijos pagalba mes galime gydyti žmones?